Danilo. Алло? Alio. Vladик? Alio. Alio? Alio, ar girdis? Girdžiu. Labai gerai. Kur esi? Kur esi? O tai kas čia skambina? Kur esi, aš sakau? Ar gali išeiti kur tyliau? Dabar labai nesigirdi. Čia turbūt apsirikai numeriu. Alio. Abu numetė. Gerai, pabandom. Bliam, kaip blogai, kai vienas nekelia. Ne, nepadėk dar. Toliau kalbam. Vyras ir žmona. Aš vyrui. Tu vyrui, aš žmonai skambinu. Geriausia, kai iš karto abu pakelia. Tada nereikia gumos tampyti ir neužkalbėti danties. Teroristai. Teroristai. Žmona nekelia. Алло. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Слушаю вас. И я тоже. Alio. Nekelia kita, nu. Gerai, pabandom dabar Inetos. Aš Inetai skambinu, tu tėčiui. Dar vienas. Pabraukyk. Tu paskutinė. Sako, pabraukyk. Pabraukiau. Kontaktas visada yra labai sudėtingas reikalas, mėly draugai, kad ir kaip mes norėtumėm, kad viskas greit pavyktų, bet viską darom tiesiogiai. Tai žmonės nekelia arba... Aš skambinu Inetai, o jūs tas skambinu tėčiui. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Labą, klausau jūsų. Aš irgi klausau jūsų. Ar čia dabar pataikiau? Nežinau, kur jūs taikot. Tėtis, tau skambina radistai. Ai, radistai? Labą. Iš FM? Iš FM. Kokie dar radistai? Mes norėjom, kad radistai nebūtų kad būtų normalus radistai. Čia pataikėt viskas, okei. Kame reikalas? Jie su tavim nekalbės. Kodėl? Todėl nes daro visokias nesąmonės. Nu tai aš labai norėčiau nesąmonę, aš prie to pripratęs, netgi sutinku ir užjaučiu ir labai toleruoju nesąmonės, kodėlgi galim ir nesąmoningai pakalbėti. O tu dabar, žinai, aš įsijungčiau kompiuterį ir per kamerą pažiūrėčiau, tu žinai, kaip jie iš tavęs lūžta. Jie nesveikai ten vaizdas iš juoko. Kaip supratai, palaukit, tai aš nieko dar jaukingo nepasakiau, aš galiu anekdotą kokį. Eina kartą ežiukas ir užmiršo kvėpuot. Ir numirė ežiukas, ir viskas. Geriau linkėjimus perduok visai Lietuvai. Linkėjimus? O, linkėjimus ir aš... Gerdai. Kam tokiam? Gerdai. Gerdai linkėjimai ir šiaip jeigu su visa Lietuva turiu ryšį, tai visai Lietuvai, kad kuo greičiau pasibaigtų krizė. Oi, atsiprašau, Jėzus, aš vėlgi suklydau, kartais užsikertu. Bet aš galėčiau pasakyti, kodėl užsikertu, bet tai čia įdomu, ar kas išklausys mane. O šiaip visai Lietuvai džiaugsmo, laimės, geros nuotaikos, gerų muzikantų, kadangi pats muzikantas esu, geros muzikos, gerų didžėjų, kad papultų šokai, tūsai, visa kita, kad būtų visur, visoje Lietuvėlėje, kad būtų linksma, gražu ir malonu. Ir kad kuo greičiau sušiltų, bent jau ridikėlių, kad sulauktumėm. Nu, apie bulvius tiek to, bulvės bus rudenį. Žodžiu, viso ko geriausio linkiu visai Lietuvėlei. Klausau. Tu dar biškį pakalbėk, aš labai noriu pažiūrėti, kaip Jonas iš manęs žvengia ir tavęs. Kas nesupratau? Tu dar biškį pakalbėk, nes aš paaiškinsiu kompiuterį, labai noriu pamatyti, kaip iš manęs Jonas žvengia. Koks dar Jonas? Gerai, aš galiu pakalbėti, bet įdomu, ką kalbėti, matai, eterio negalim tai be reikalo palikti, kad nebūtų tuščias eteris, supranti. Ir Lietuvėlė džiaugitės, kad mes dar turim tokių linksmų, gerų žmonių, kurie dar gali pakalbėti. Jungta kompas, taigiai. Smūgio, davai tik tai.
O šitą, jeigu su humoru, tai aš galėčiau daug humoro pripasakot. Kodėl? Nepaliekam tuščio eterio. Tai va, nežinau mane, koks Jonas dar turėtų klausyti, aš nelabai suprantu, kurioje sistemoje čia randuos. Čia virtuali aplinka, bet tai norėčiau žinot, bent jau su kuo bendra. Atsiprašau, bent jau su kuo bendrauju. O vaikučiai, jeigu nori... Vaikučiam noriu palinkėti, kad... Vaikučiai, nežaiskit degtukais, klausykit mamytės. Žinokit, kad be mokslo šviesa... Mokslo šviesa, o be mokslo prieblanda. Taip, kad neaukim prieblandoj. Tegu būna šviesa. Ir nežaiskit degtukais, nes dabar pavasaris žolytė žaliuoja, labai greit žolytė užsidega, degtukas šonan meskit, nes jeigu ką yra dujinė, geriau su dujinė, kiaušinienę kepkit, bet degtukus palikit ramybėj. Čortai, radistai.